Kiekvieną rudenį medis subrandina sėklas, kurios vėjo nešamos nukritusios į žemę sudygsta. Liaunas medelis stiebėsi į saulę, naudodamasis prigimtinę teisę į savo erdvės lopinėlį. Kai kuriems pasiseka gerų rankų būti persodintiems į apskaičiuotą erdvę, kad šakos galėtų laisvai siekti saulės, o šaknys tvirtai kerotųsi į žemę. Kai medžiai užauga į galingą mišką ar puošnų parką, jais besigėrinčios naujos kartos nebesusimasto apie prasmingą vėjo ar dosnių rankų darbą. Laikas brandina ne tik medžių sėklas, augina medžius. Jis telkia žmonės prasmingiems darbams, veržliai jų pradžiai. Bet jeigu laiko akimirkų nesustabdėjai, teks rinkti išbirusius jų trupinius. Įstatus, kai pradėjom kurti, sakau, buvo Tilnaitis, Jukšienė, Antanina, Kryžbarka, aš, Kazlauskas, Algis, Petras, Račkauskis ir pagal manis taudoms. Aš žinau, pagrindė gal buvo visiems tų kontroliuojančių daugiau įmonių, tos demokratijos mažai buvo vis dėlto, kad reiškiasi, kad visiems kartu geriau atsilaikyti prieš tos visus vadinamus kontrolierius. Nes, sakykime, tie kontrolieriai tai būdavo čia rajonų, rajonuose būdavo, sakykime, ir mokesčių inspekcija, veterinarijai, visi ta, kad reiškiasi, vieningiau ir kad galėtumėm, kaip sakoma, prieš tai, paprasčiausiai, kad vieningai, tai kažkas tai bendrai, pasitarti. Ne visi tos įstatymus žinojame. Pagrindinis dalykas, tai buvo pradžioj, tai faktiškai įvaizdžio formavimas, kur net gal net nepagalvoja, nes kaip verslininkai tai galvoja, kaip kažkokie kaip banditai buvo, ar ne, pradžioj, nes vagis jo. Ir visa ta mintis buvo. Iš pradžių net savivaldybė, net diskusijų nebuvo apie kažkokią ten verslo rėmimo fondą sukūrimą ar dar kažką tai. Tai susikūrus verslo asociacijai, tai iš karto tas tikrai pasijuto, mes pradėjom bendradarbiauti su kontroliuojančiom įstaigom, mes pradėjom su jais kalbėtis, mes pradėjom bendrauti, įstojome į Lietuvos asociaciją, tai gaudavom pilną juridinę konsultaciją. Be abejo, krūvai tikrai pasijuto lengvesnis darbas. Kelmės rajonas, turintis 31 200 gyventojų, yra tarp 15 didžiausių Lietuvos savivaldybių. Verslo sąlygas jame lemia palanki geografinė padėtis, tinkamos sąlygos žemės ūkio plėtrai, atsiradęs pozityvus ryšys tarp verslininkų ir valdžios atstovų, valdžios dėmesys bendruomenėms. Verslo plėtrai vis dar trukdo mažos tiesioginės užsienio investicijos, jaunimo migracija, per menkas smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas. Kelmės rajono savivaldybėje veikia beveik 500 įmonių. 2013-aisiais įregistruota 30 naujų įmonių, išregistruota 18. Kelmės rajono verslumas 2013 metais vertinamas 0,2%. Verslas yra modernios, dinamiškos ekonomikos pagrindas. Mažų ir vidutinių įmonių bei savarankiškai dirbančių gyventojų plėtra didelė dalimi lemia rinkos ekonomikos konkurencingumą ir augimą. Šis verslo sektorius greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, sukuria naujas darbo vietas tose srityse, kurių prekės ir paslaugos turi didžiausią paklausą. Todėl smulkus ir vidutinis verslas yra laikomas vienu svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, turinčio esminį poveikį šalies bei savivaldybės ūkio raidai ir socialiniam stabilumui. Kelmės rajono verslininkų asociacija šiemet mini 15 metų jubiliejų. Rodos, nedaug laiko prabėgo, o kiek pasikeitimų įvyko. Dabar ši nevyriausybinė organizacija vienija 64 verslininkus. 4 metus asociacijai vadovavo Vidmantas Tijunaitis. Jau 11 metų jos pirmininku yra Ildefonsas Petkevičius.
pagrindinis verslininkų asociacijos tikslas yra vienyti verslininkus, nes suvienyti verslininkai gali ir iškelti uždavinius. Ir valdžiai, ir įstatymo leidžiamai valdžiai, vykdomai valdžiai, ir tuo pagerinti savo gyvenimą. Ir vienas dalykas susivienyje verslininkai ir vienas ir iš kito mokosi. Ir gali pamokyti tą atėjusi jauną, nepatyrusi, pasisemti tam tikros patirties ir toliau lengviau eiti, nugalėti visas tas sunkumus ir kuo mažiau padaryti klaidų, nes klaidos versliai yra skausmingos, nes gali prarasti savo turtą, artimųjų turtą ir nusivilti visko, ir gyvenimas susigadina, čia yra ir gerai. Toliau padeda įgauti papildomų žinių, nes bendraudami atsiranda žinias, pažintis, kontaktai ir aš skaitau, kad yra labai naudinga tiem visiems ir paprasčiausiai ir tobulėjam visi. Nes mes asociacija esam savotiškai kaip ir pagalbininkai, yra valdžios institucijų. Šiuolaikinis Lietuvos verslininkas toli gražu nebeatitinka anksčiau vyravusių stereotipų, kuomet verslininko paveikslą galėdavo atspindėti suktas, dažnai nelegaliais būdais užsidirbantis ir aplinkinių nuomonės nepaisantis turtuolis. Tokį stereotipą sėkmingai griauna šiuolaikinių verslininkų pavyzdžiai. Verslą per pastaruosius 2 metus įsteigę Lietuvos gyventojai didžiausiais iššūkiais laiko didelius mokesčius, rinkos, potencialių klientų paiešką, vėluojančius partnerių ir klientų atsiskaitimus, finansavimo trūkumus, biurokratiją. Priežastys vis dar trukdančios pradėti verslą yra nesėkmės baimė, verslo žinių bei naudingų įgūdžių trūkumas. Sakykime, kaip va Šiauliuose yra autoservisų specialistus, aš visus priimu praktikai atlikę, į kurie geresnė šiems pasiūlyti. Nu, sakykime, pavyzdys, ar ne, yra tų specialistų, baigi, padirba biškučiuką, sako, aš norėčiau į Vilnių, žinau, kad aš Vilnių irgi turiu. Kai kuriuose šalyse, tos europinėse šalyse, tokie regionai, kai Kelmės, gauna centrinės mokesčių lengvatas, mažesnį mokesčių. Verslininkų ir valdžios atstovų nuomonė, kol nebus peržiūrėta mokesčių politika, kol vienodus mokesčius turės mokėti ir didžiulis prekybos centras Vilniuje ir mažytė krautuvėlė Kelmėje, tol situacija į gerą nesikeis. Tačiau į asociaciją susibūrę verslininkai savo autoritetu sprendžia nemažai verslui aktualių problemų. Verslininkų posėdžiuose sprendžiama įvairius verslininkam aktualius klausimus. Tai susiję ir su įvairiausiais klausimais, ir su mokestinė bazė, kadangi su LVDK Vilniaus pagrindinė būstinė bendradarbiavom. Mūsų asociacija labai aktyviai bendradarbiauja su rajono vietinė valdžia. Kas pusmetį kviečiamės juos ir keliame aktualius klausimus, gan visiems pribrendusius. Yra tokių, kaip iš paskutinių laikų paminėti, galima išspręstų klausimų. Tai kažkada buvo čia daug įsiskolinimų, kur vykdė centrinės statybos darbus įvairius ir vietiniam subrangovom mūsų įmonėm vėlavo įsiskolinimą, bet padėjo su mūsų asociacijos dėka, su bendra sutarimu su valdžia, sprendėm problemą ir atsiskaitė mūsų rajono įmonėm. Kitas dalykas pavyko ne visai iškart, bet per kokį keletą metų jau ta diskusija, kad kas remia sportą, kultūros renginius, įvairius renginius, ne vien šventes, pavyko su rajono valdžia sutarti, tie gauna lengvatą, jeigu remi sportą ar kultūrą, virš 5000 gauni net iki 50% mažiau mokėti mokesčių, nekilnojamą turtą mokestį ir žemės mokestį. Čia buvom pasikvietę netgi keletą ir Seimo narių, ir buvo kai kuri problema, kad ir su mano sritim, su degalinėm buvo įvesti kasos aparatai nuo gegužės 1, tai mūsų asociacijas dėka čia pasikvietus komiteto pirmininką Žemaitaitį pavyko išspręsti visos Lietuvos problemą. Tai skaitau gan mūsų įtakinga asociacija, stipriai dirbanti, jeigu tokias problemas galim spręsti.
Verslumas neatsiejamas nuo novatoriško mąstymo, tikėjimo savo sėkme ir užsibrieštų tikslų siekimo, kūrybiškumo, veržlumo, ryžtingumo, racionaliai apskaičiuotos rizikos įvertinimo, atsakomybės bei kitų išskirtinių gebėjimų, kuriuos ugdo Kelmės rajono verslininkų asociacija, telkdama vis gausėjantį būrį. Į verslininkų asociaciją aš atėjau tik tai prieš porą metų. Kuo toliau, tuo labiau supratau, kad mes atstovaujam ir mūsų kredito unijos narius, kurių jau irgi dauguma yra verslininkai ir kad jų suprasti reikalus, kad jų bėdas ar iškilusius klausimus galėtumėm greičiau atsakyti. Manyčiau, kad daugelis mūsų verslininkų, kurie pradėjo mūsų bendrą veiklą ir egzistavimą Kelmės rajone ir šiandien sėkmingai darbuojasi Kelmėje. Galima paminėti tokią įmonę kaip uždara akcinė bendrovė Atovis, kurią prisimenu nuo pat pirmųjų mūsų dienų verslo Kelmės rajone. Šiandien galima tik tais pasididžiuoti tai, kad šita įmonė labai sėkmingai darbuojasi, subūrė darnų gražų kolektyvą, moka didžiulius mokesčius valstybei ir sėkmingai dirba. Reikia pasidžiaugti ir Kelmės kooperatyvo veiklą, kuris sugebėjo senis socialistinius pastatus renovuoti, atnaujinti, pagyvinti, papuošti Kelmę ir sėkmingai prekiauti. Reikia pasakyti, kad be Kelmės verslininkų, kurie sėkmingai darbuojasi ir dirbs toliau, taip pat sėkmingai dirba ir mūsų rajono ūkininkai. Ir reikia pasidžiaugti šiandien jų pasiektais rodikliais, aukštais derlingumais, tokie kaip žemdirbio mūsų tarybos pirmininko Dilfonso Petkevičiaus veikla, kurio derlingumai lygiuojasi į Respublikos derlingumą, dirba sėkmingai, gauna didelius derlius, didelės pajamas ir yra labai naudingi valstybei. Galim paminėti daug žmonių mūsų, kurie nuoširdžiai darbuojasi. Norėčiau pažymėti, kad ir mūsų įmonė, kuri pradėjo nuo įsikūrusi 90 metais, pradėjo savo veiklą tik su 4 žmonėmis. Šiandien jau mes turim įsidarbinę 120 žmonių, ir gan sėkmingai darbuojamės, esam papuošę Kelmę savo darbais, renovuoti nauji pastatai. Renovuotas yra centrinės miesto dalis, rytinė miesto dalis, vakarinė miesto dalis. Viskas daroma yra žmogaus geroviai. Svarbu, kad viską mes tinkamai tą, ką pasiekėme, ką padarėme, kad teisingai būtų panaudotama, prižiūrima ir kad visiems tai būtų, kaip sakoma, į naudą. Dar norėčiau palyginti pirmasias mūsų verslininkų tarybos dienas ir šiandieninę dieną. Tada mes buvom kūrėmės ant asfalto, jeigu tai paėmus. Šiandien mes turim gražias patalpas, turim biudžetą, turim kolektyvą, turim pasiekimų ir turim ko pasidžiaugti. Jeigu mes teisingai susitelksim savo jėgas, nukreipsim į tai, kad kuriant darbo vietas, pritraukiant, kaip sakoma, technologijas pagal mūsų galimybės į rajoną. Manau, kad susitelkus žmonės pajungus į teisingą kelią, įdarbinant juos, kuriant vietas, mokant gerą užmokestį, mokant mokesčius, mes galime daug ką pasiekti. Ir aš nebejoju, kad mūsų taryba tuo keliu eis, stengsis, kurs, darys, tobulės. Verslumo skatinimas – tai verslo procesų aiškinimas, populiarinimas bei verslo žinių skleidimas visuomenėje, skatinant žmonių potraukį kurti privatų verslą. Verslas turi būti įtraukiantis, skatinantis kūrybinius instinktus. Verslas Kelmės krašte neatpažįstamai ir nevienareikšmiškai pasikeitė. Šiandieną nieko nebestebina kelmiškių verslo ryšiai su užsienio šalimis, eksportas, partnerystė. Kelmės rajono verslininkai neužsidaro savame kiaute, keliauja, perimdami gerąją patirtį ir dalydamiesi savąją. Nes plačiau atvertos pasaulio durys įleidžia vis daugiau pokyčių.
2003-aisiais įsikūrus Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrui užsimezgė prasmingas centro ir rajono verslininkų asociacijos bendradarbiavimas. Šias dvi organizacijas jungia ne tik bendros patalpos, bet ir bendri tikslai bei uždaviniai – vienyti Kelmės rajono verslininkus, atstovauti jų interesams diskusijose su valdžia, konsultuoti ir mokyti, organizuoti bendrus renginius. Vienas šio bendradarbiavimo pavyzdžių yra renginys Verslo dienos, šiemet organizuojamas jau 11 kartą. Verslo ir turizmo informacijos centre kiekvieno mėnesio pirmą antradienį renkasi asociacijos taryba. Draugė su verslo centro darbuotojais sprendžia aktualius uždavinius. Mūsų verslo asociacija tai turbūt pirmoji gal Lietuvoje pradėjo daryti kaip tokias verslo dienas, kurios paskui išplito į kitus rajonus mūsų Šiaulių apskrities. Tai mes buvom pradininkai, kurie čia susirinkom ir sakom, reikia padaryti tam tokį renginį verslo savaitės. Nu, ir šitos savaitės jau daugelį metų vyksta. Ir jos kiekvieną metą yra tobulinamas, kažkas tai naujas sukūriama, vykdomi geriausiai įmonių pristatymai, toliau ir vyksta dialogas tarp verslo žmonių ir valdžios žmonių tuo renginio metu, toliau ieškome jaunų verslininkų iš mokyklų, kurie atneša čia tas idėjas ir mes jas išklausom, apdovanojam juos ir taip ir ta savaitė tam yra paskiriama. Ir mokomės kartu, yra pravedami seminarai, dabar sodinam ąžuoliukus. Tegul auga puikus Kelmės miesto parkas, kuriame stiebėsi ir rajono verslininkų pasodinti medžiai. Tegul paauglystės amžiaus sulaukusi rajono verslininkų asociacija ir toliau telkia verslo bendruomenę, ugdo ją ir skatina. Tegul auga tarsi medis, kurio šakos stiebėsi į saulę, o šaknys į gylį.